Mm. Eu sou Lucas, nosso roteiro, Siamo podzielone z Liga Negros, Liga Practice, Liga Practice, Liga 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 Fonts, Liga Fonts, Liga Finish Liga Fonts. L'Italia è Liga Fonts, Europea, dal da Statu. Держава спасание экономики стала Аргентина, монополист, монопол. Differente esatto del punto, già ha trovato a un elemento periodo dell'Italia, non è una stessa delle
procentų sudaro vienas penktadalis, 20. Kokios valstybės sostinė yra Adis Abeba, Etiopijos vaikų. Kaip vadinami syvai bėgantys iš spygliuočių, sakai. Vyksta tyrimai, laiko minutė 40. Taip vadinama skulptūra vaizduojanti žmogų iki pusės ir be rankų. Viskas. Vaikų. Esate 2050 taškų. Puikus rezultatas. Na, manau, kad nežinau, kad turite tikti, arba reikia keisti visokių nesąmonė ten stovėjimas. Bet jūs jau mūsų žaidimo antrojo etapo favoritus. Na, žiūrėsim, gal dar ką nors iškrės Renata. Žinot, kaip su to moterim. Taigi, lygiai nulis. Dabar Daliaus kišenėje, priminsiu, jisai atsisakė 1000 litų. Jak to galvojams? Viskas. Pirmas klausimas už 10 litų. Žvėris suėdė raudonkepuraitės senelę. Vilkas. Tikrai? Kodėl jis toks yra? Raudonkepuraitės senelis? Paskui atsiteigo gydytojas patologos. Dalius prakėlė vilkui pilvo ir išlindo gyva senelė. Tai buvo. Gerai. Tai buvo. Visą naujų 10 litų jūsų. Vienintelė lietuvių abėcėlės raidė, kuri turi brūkšnelį. Ilgoji. Turbūt, kad nesikeičia. Vienas sekundė išnaudoja. Dviems klausimams šiokie tokie nuostoliai. Bet dabar jūsų lauks šiek tiek sudėtingesni klausimai ir už juos gausit šiek tiek daugiau pinigų. 10 ar daugiau. 100 litų už atsakymą. Vieninolių zona. Pirmas klausimas. Kiek mėnesių skiria kūčias ir joninės? 6. Kodėl? Pusę metų. Pusę metų. Ir joninės naktis yra trumpiausia, o per kūčias ilgiausia. Lygiai pusę metų. 100 litų jūsų. Gal užteks, aš dar duosiu tą 1000, kurį jūs atsisakėt, dėkitės į kišenę ir užleiskime vietą Renatai. Na, dar vieną klausimą. Dar vieną. Paskui žiūrėsim. Kaip vadinamas lyrinis eilėraštis, turintis 14 vienodo ilgio eilučių. Vienas labai garsus dramaturgas. Sakykim, pats žmogus. Koks tai dramaturgas? Šekspyras. Šekspyras įmitė ir atsakymas teisingas. 100. Trečias klausimas už 100 litų. Moteris buvo paskelbta šventąja, o po to dar tapo kaip šventoji ir karių, kareivių globėjai. Bet turiu vieną variantą, sakykim, kad Žana Dark. Laiko likę 5 minutės 20 sekundžių. Ne dar. Tai ne Žana Dark. Tai Jona
arkietipai. Šventoji skamba būtent taip. Jauna arkietė, o moteris žana dar. Taip. Na, nuostolių kol kas jokių ir jau 300 litų kišenėje. Aš darysiu šokšį paklausdamas, bet turbūt nuspręsite žaisti toliau. Aš manau, kad žiūrovams jau įdomu tą pastebėti Daliaus Baltušniko žaidimą, nes bent jau aš asmeniškai neatsimenu žaidimo, kad be jokių nuostolių su visom pagalbom ir net per rekordiškai trumpą laiką žaidėjas būtų užkopęs iki 3-0 zonos. Čia priminsiu, už atsakymą mes sumokėsime po 1000 litų. O ten yra pasiekiamas ir 10 000. Lygiai 7, po reklamai pauzelės mes sugrįšime. Dalius Baltušnikas jau atsakinės į 6 klausimą ir kol kas nepatyrė nei vieno nuostolio. Visus pagalbos dar nedavė. Dėmesio klausimas 1000. Kuris kinų personažas, šiek buvo literatūros kuris personažas kine buvo ekranizuotas daugiausiai kartų. Ne tiek kartų pasirodė jisai įvairiuose serialuose, serijose ir taip toliau. Bet būtent Gineso rekordų knygoje nurodyta, kad šis personažas buvo ekranizuotas daugiausiai kartų. Kas jis? Laikas bėga. Manau, kad Draco. Bus čia taip pas... Tai jau yra taip pačiau paskeitė Renatas apie žalvais pačiau vampyrą. Dragonas Stokeris. Personažas buvo ekranizuotas daugiausiai kartų. Virš 150. 1000 litų jūsų. Amžiuje poetas Serenas Samonietis sugalvojo magišką žodį, kuris buvo naudojamas kaip amuletas nuo visų ligų. Kaip gydytojai ir vartus. Koks tai žodis? Visiškai pelnytai nepraradęs nei vienos pagalbos. Dalius Baltušnikas jau ant 8 laiptelio. Zuikių susirinko net žalia girelė. Bet mes nekalbėsime apie mokyklą, kalbėsime kaip zuikiai apie morkas. Prieš daugiau negu 100 metų morka nebuvo tokia, kaip mes dabar ją esame įpratę matyti. Tiesiog vienos tautos selekcininkai sugalvojo ją tokią išvesti, tokios spalvos. Ir taip įamžinti savo nacionalinę spalvą. Tokios tautos. Išdykę selekcininkai išvedė štai tokios, mums dabar jau įprastinės spalvos močias. Turiu 2 variantus, nežinau, kurį pasirinkti. Sakykime, olandai. O kitas variantas? Airiai. O kodėl airiai? Vėliau yra oranžinė spalva. Berods, jeigu aš nenešios. O olandai neturi bendro su kuria spalva? Olandai, kad jų ten berods dinastija, oraniečių kažkas su oranžinė spalva ten susiję. Bet to jie daržiniai geri. Tai daržiniai geri, bet to yra mokesčių, tai kokias morkas. Neišvidurėjau. Ja? Что я не супер. Что я не супер. Морку.
kurias išsiaiškins. Norėdami įamžinti savo nacionalinę spalvą. Oranžinė yra jų spalva, jeigu žiūrite futbolą, būtent oranžiniai dažniausiai tai yra olandų sirgaliai. O mūsų žaidime 16 milijonas dar nėra buvę. Dalius Baltušnikas atvažiavo iš Kretingos ir per minutę 15 sekundžių švaraus laiko atsakė iš eilės be klaidos į mūsų žaidimo 8 klausimus. Visos pagalbos dar dega. Gerai, žaidimas šį vakarą žada būti įdomus. Sėkmės. $10 000 litų. Pirmasis klausimas už 10 000. San Franciske yra saugiausių pasaulyje laikomas buvęs bent jau kalėjimas. Tai Alcatrazas. Ten buvo kalinamas ir Al Capone. Girdėjot. Tarp pačių pavojingiausių ten kalintų nusikaltėlių yra užrašyta ir lietuviška pavardė. Ir mūsų tautietis ten buvo kalinamas už žmonių grobimus. Tokia mūsų kartu su Al Capone Alcatraze kalėjusio tautiečio pavardė. 10 000 litų. Visur suteiksiu vietinių ir lietuvių. Net Alcatrazas. Turėtų būti kažkoks gana garsus lietuvis. Gana seniai. Leiskite, bet tai turbūt kažkuom garsus. Jis garsus jau tuo, kad Nebūtinai žinai. gali būti ir Na, bandysiu nusišnekėti iš tokių ilgesnių žinomų lietuvių. Apie tiesiog žiauriai nuskambės, atsakyti koks nors Girėnas. Girėnas. Esu bent jau galbūt girdėję, žinoja. Tokio biografijos fakto turbūt nelabai būtų sugebėję nuslėpti mūsų didvyrį. Ne Girėną. Galio ir dabar jau laikas bėga. Įmonė blondinė. Gerai, stabdykit laiką. Sekundė stovi ir studija žengia blondinė. Tai dvi rankinės. Juoda ir balta. Sakykime baltoj. Pasirinkit baltą už dyką, duodu 100 litų už juodą. Kad turės būtų. Baltas. Gerai. Duosiu už juodą tuomet 200 litų. Ne, paimsiu baltą. Taigi, jeigu dabar aš jums pasiūlyčiau 500 litų už juodą ir 0 už baltą, jūsų žodis. Esu labai gardus, bet vis dėlto gal baltas. Jums nereikia 5 000 litų. Reikia, bet man reikia atsakyti. Man iš tikrųjų tas žodis 5 000 litų už juodą. Sakysim, aš jums man žodis, aš jums priimiktinai dar kartą siūlau. Grąžinsime tuos pinigus, kur jūs atsisakėte prieš žaisdamas antrąją etape. Taip, jūs sakėte 1025 litų. Dabar mes jums juos grąžinam ir jūs pasiimot juodą rankinę. O jūs jau kad nors siūlę tokį sprendimą 1000 litų iš karto. Ne, tai va dabar aš jums siūlau dar kartą pagalvokit gerai, 1000 litų ir imam šitą juodą rankinę. Na, viskas. Paskutinis. Nesigilėsit.
Mylėsis, bet ką padarysi. Pasigailėti. Atsakymas į Kokia pavardė to žmogus, kuris kalėjo garsindamas Lietuvą Alcatraz'o kalėjime? Jonas Karpis. Būtent taip, jisai yra kitas Alcatraz'o, na, sakysim, gal ne garbės, bet šlovės, garbingos praeities knygoje ir netgi nuotraukėlė. Jonas Karpis jums šiandieną atnešė 10 000 litų. Klausimas. Žydas, įžeidęs Kristų, einantį į Kalvarijas, buvo pasmerktas ir pavadintas amžinuoju žydu. Koks tikras jo vardas? Pavasaras. Šį kartą jums dėja nepasisekė. Jūs netiksliai atsakėte į klausimą, kuris kainuoja 10 000 litų. Tas netikslumas taps nežymus, nes jis buvo Achas geras arba Achas geras. 10 000 litų jūs. Amžinasis žydas jūs atnešė dar vieną sėkmę. Taip aukštai yra lipęs tik vienas žmogus. Taip sėkmingai, kol kas dar niekas. Sėkmės. Taigi, dėmesio klausimas. Ekonomiškumo rekordininku laikomas automobilis Honda Genius E. Kiek kilometrų jis gali nuvažiuoti su 1 litru degalų? Štai klausimas toksai. Galima suklysti. Šiuo atveju, matyt, nesidarėsim kol kas. Pagalvokit, laiko turite dar į valias, daugiau negu pusė jums yra likę. Jeigu dar pataikot, tai tada iš viso. Ir tai, kad pavydu iš nuostabos, kad žmogui gali taip siekti. Tai žmogus gali tiek. Žinoma. Valdant savo. 18 kilometrų su 1 litru degalų. Turbūt nei žiūrovai, nei daliau jūs tai nustebsit, jeigu pasakysiu, kad tai neteisinga. Atvirkščiai, jeigu pasakyčiau, kad tai tiesa, būtų matyt visiems labai nuostabu. Ne, neapstumėsiu. Laikas bėga. Laikas pasikliauti sėkme. Jūs įmate kortą. Gerai, stabdykit laiką. Ačiū. Štai kaip šį vakarą vyrai susėdę prie stalo žaidžia. Ar mėgstam žaisti kortom? Šiek tiek. Šiek tiek. Šiandieną ant kortos pastatytas nelikimas. Ne jūsų tiksliau likimas. 10 000 litų. Man atrodo, jūs suvokat, ką jums reiškia dabar pataikyti ir atspėti. Ir su teisingu atsakymu žengti ten, kur yra 100 000. Taip? Be abejo. Štai yra kortos. Kryžiai ir čirvai. Kuri jums mielesnė? Koks skirtumas? Pasirinksim kryžius. Kryžius.